Labas, mano vardas Greta. Aš esu moterų nacionalinės rinktinės žaidėja. Iššūkis, kurio šiandien mokysimės, yra krypties keitimas. Keisti kryptį galime labai daug skirtingų būdų, bet aš parodysiu jums kelis iš jų. Tai pirmasis krypties keitimo būdas yra vidinė pėdos dalimi. Keičiame kryptį, apsisukame 180 laipsnių ir pabėgame nuo varžovo. Kitas krypties keitimo būdas tai yra išorinė pėdos dalimi. Gali būti ir kitas krypties keitimo būdas, taip pat vidinė pėdos dalimi, bet jau kamuolį prasimetu savo tarp kojų. Na ir ketvirtasis, tiesiog paįvairinimui, galite atlikti krypties keitimą, padarant prieš tai apgaulingą judesį. Tai gali būti peržengimas kamuolio ir krypties keitimas. Keli labai svarbus elementai siekiant atlikti šį įgūdį teisingai. Tai visų pirma, krypties keitimą turime atlikti labai staigiai, nes juk siekiame apgauti savo varžovą, nuo jo pabėgti. Ir antra, atlikus krypties keitimą, turime sprintuoti, padaryti kelis labai greitus žingsnius tam, kad pabėgtumėm nuo varžovo, kurį apgavome. Antras lygis. Jums reikės kamuolio ir bet kokio pažymėjimui skirto ženklo, taip kaip aikštės žymėjimo ženklo naudojama treniruotėse. Pasidedate jį ant žemės ir nueinate kelis metrus nuo ženklo. Tam, kad išmoktume šio įgūdžio, mes turime judėti lėtai link aikštės žymėjimo ženklo ir atlikti skirtingus užsikirtimo būdus. Vidinė pėdos dalimi, išorinė pėdos dalimi, savo proklyną, su kamuolio peržengimu ir tą daryti kuo daugiau kartų. Kuo daugiau kartų atliksite ir kuo daugiau skirtingų veiksmų atliksite, tuo geriau išmoksite ir tuo lengviau bus futbolo aikštelėje. Trečias lygis – iššūkis. Taigi šį kartą jums ir vėl reikės draugo pagalbos. Jis šiuo atveju bus kaip jūsų varžovas vietoj fiškutės. Tai lygiai taip pat atsistojate nuo savo draugo kokius kelis metrus. Dabar jau viskas stenkitės atlikti maksimaliu greičiu, maksimalia jėga ir kuo ryškesnį užsikirtimą padarysite, tuo sėkmingiau apgausite savo draugą. Taigi, sėkmės šiame iššūkyje ir susitiksime kitose.